Tavo gyvenimas yra kaip vandenynas. Kartais jis gali būti ramus, tu patiri tą ramybės būseną, tačiau tai dažniausiai trunka neilgai, nes ją tartum banga vandenyne nutraukia tavo proto judėjimas. Kartais tos bangos būna mažos, o kartais esama ir didžiųjų bangų. Ir tas bangavimas yra natūralus, tačiau ir varginantis. Tam, kad tos bangos mūsų per stipriai nenuneštų, mums reikalingas minčių poilsis, meditacija. Kai nėra minčių, tavo energija sugrįžta. Meditacijoje nėra nieko mistiško. Nereikia įsijausti taip, tarsi atlikinėtum kažkokį ypatingą ritualą. Tai tiesiog poilsis ir nusiraminimas. Tad šiandien pailsėkime kartu ir atlikime praktiką nuraminti nerimą. Įsitaisyk patogiai, gali atsigulti arba atsisėsti. Svarbu, kad tavo nugara liktų tiesi. Uždėk vieną savo ranką ant krūtinės, o kitą ant pilvo ir užsimerk. Nusiraminimo būsenai pasiekti yra labai svarbus kvėpavimas. Taisyklingas kvėpavimas. Tad pradžiai mes atliksime praktiką. Įkvėpsime mintyse skaičiuodami iki 4, sulaikysime kvėpavimą iki 4, iškvėpsime per 4 ir sulaikysime kvėpavimą iki 4. Įkvėpiant stebėk, kuri ranka pakyla pirmiau, esanti ant pilvo ar ant krūtinės. Tu turi įkvėpti pirmą į pilvą ir tik tada į krūtinę. Tu turi kvėpuoti pilvu. Atsipalaiduok. Įkvepiam, sulaikom, iškvepiam, sulaikom, įkvepiam, sulaikom. Iškvepiam, sulaikom, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam ramybę,
Iškvepiam nerimą. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Tęsk kvėpavimą šiuo ritmu. Tu jauti, kaip atsipalaiduoja tavo kojos. Pajaus, kaip atsipalaiduoja tavo rankos ir pirštai. Atsipalaiduoja pečiai. Atpalaiduok krūtinę ir nugarą. Atsipalaiduoja kaklas. Atpalaiduok, paleisk žandikaulį, smilkinius, kaktą. Tavo visas kūnas atsipalaiduoja ir tu panyri į visiško atsipalaidavimo būseną. Tęsk kvėpavimą normaliu, ramiu ritmu. Mes kiekvieną dieną skubame, bėgame, lekiame, gyvename dideliu tempu. Galvoje sukasi begalės minčių. Mintimis mes nubėgame į ateitį ir susikūrėme daugybę įvairiausių scenarijų, iš kurių dažniausiai labai mažai kas išsipildo. Nerimaujame ir bijome to, kas dar net neįvyko, o gal niekada ir neįvyks. Kartais mintimis nukeliaujame į praeitį ir pergalvojame 100 kartų tai, kas buvo, nebuvo ar kaip galėjo būti. Nors ten grįžti jau nebeturime galimybių ir visa tai jau nebeturi prasmės. Belieka tik padėkoti už akimirkas, patirtis, išmoktas pamokas ir sugrįžti į dabartį, į šią akimirką. Mes vis mąstome, galvojame ir visa tai kelia mums stresą, nerimą, įtampas ir baimės. Didžiąją savo gyvenimo laiko dalį mes praleidžiame mintyse. Tad susikurkime gražų ir ramų tą minčių pasaulį. Užsitikrinkime, kad tai būtų graži vieta gyventi. Sustabdykime tas nerimastingas mintis. Įkvėp. Iškvėp.
dabar paklaus savęs, kas dabar tavo gyvenime yra negerai. Ne rytoj, ne kitais metais, net ne po 5 minučių. Kokią bėdą tu turi būtent šią akimirką. Galbūt tavo protas jau nubėgo 10-15 minučių į priekį. Ne, taip negerai. Galvok apie problemą dabar. Ar ji tebėra? Rūpesčiai, pykčiai, išgąstis, nusivylimas neegzistuoja čia ir dabar. Dabartyje tavo nerimas neegzistuoja. Tai tiesiog scenarijai, kuriuos tu susikuri pats. Juk pats žinai, kad dabar viskas yra gerai. Įkvėpk ir kartok sau. Mano pasaulyje yra ramu. Mano pasaulyje yra gera gyventi. Aš jaučiuosi saugiai. Aš jaučiuosi ramiai. Čia yra mano pasaulis. Ir aš pats jį kuriu. Dabartyje šiame momente egzistuoja tik ramybė, džiaugsmas, dėkingumas. Dabar viskas yra tobula. Jei kažkokios mintis vis užklysta, tegul jos praplauk lengvai, o tu sąmoningai sugrąžink save į šią akimirką. Mintyse pakartok, aš esu čia ir dabar. Mano pasaulyje yra ramu. Mano pasaulyje gera ir lengva. Aš jaučiuosi saugiai. Įkvėpk ir jaus, kaip šiltas oras keliauja tavo kūnu ir užlieja ramumą. Jausk, kaip vis labiau nerimas palieka tavo kūną ir mintis. Laikas sustoja. Mes negalime kontroliuoti to, kas nuo mūsų nepriklauso, bet mes galime kontroliuoti savo mintis ir būsenas. Mes galime rinktis, kaip jaustis. Nebijok, tau nėra ko bijoti. Paleisk tai, kas tau jau nebetarnauja, ko tau nebereikia. Jei nesinori paleisti to, kas tave slegia, tai tu pats renkiesi gyventi su tuo. Juk tai sunku. Tai slegia tavo pečius,
paleisk tą naštą, juk tau bus lengviau. Įsivaizduok, kad tu dabar stovi prie jūros. Jūros bangos ošia. Tu nusiimi tą naštą ir paleidi ją iš rankų į jūros bangas. Jūra nusineša tavo nerimą ir sunkumus, o tau taip lengva. Tu jauti laisvę. Laisvę gyventi pilna širdimi. Laisvę jausti džiaugsmą ir vidinę ramybę. O dabar pagalvok, už ką norėtum padėkoti šiandien. Už ką jautiesi dėkingas šiandien. Niekada neskubėkime į priekį, į ateitį. Mes nei vienas nežinome, kas mums numatyta rytoj. Ir to rytojaus mums niekas net nepažadėjo. Tad gyvenk šią dieną. Stenkis rasti kažką gražaus kiekvienoje dienoje. Ir tegul tave lydi dėkingumas už tai, ką tu turi. Tikėk savimi. Tikėk, kad ir kur tu bebūtum, tu esi apsaugotas. Kad ir kur gyvenimas tave nuves, tau nieko blogo nenutiks. Bet koks pokytis gyvenime iš tavęs kažką atima, bet kartu ir atneša naujas galimybės, naujus potyrius, kažką naujo. Žinok ir tikėk, kad esi saugus ir mylimas. Tu esi ne vienas. Tu nieko nebijai. Viskas vyks taip, kaip reikalinga būtent tau. Stenkis gyventi šiame momente. Kaskart, kai pajausi, kad dėl kažko nerimauji, sustok akimirką ir atsimink šią kvėpavimo praktiką. Susigrąžink savo ramybės būseną. Tau ramu, tau gera. Dar kartą įkvepiam, iškvepiam ir grįžtame į savo kasdienius pojūčius. Jaučiame savo kūną, kvėpavimą, nusišypsome ir atsimerkime. Dėkoju tau, kad buvai su manimi. Dėkoju, kad esi.